stipri lyderystė, stipri prezidentė yra apie tai, kada sugebama pirmiausia būti tvirtai savo laikysenoje, tai yra ypatingai svarbu, gal net ir siūlant nepopuliariausius sprendimus, bet reikalingiausius. Mes tą Ingridos Šimonytės vaidmenyje esame matėme. Tikrai nėra vaikomasi kažkokios skambios idėjos vardan papildomo reitingo ir yra neretai pasirenkamas tas kelias, kuris galbūt yra sunkesnis, bet jis yra reikalingesnis valstybei. Tai stiprumas atsiskleidžia žmogaus tada, kada jis sugeba apginti silpniausius visuomenės grupės žmonės arba jų interesus, nors galbūt tai kai kuriai visuomenės daliai atrodo nesvarbu arba nepriimtina. Tai kai stiprus lyderis gali pripažinti ir klydęs tam tikrose momentuose, nebijoti, atsistoti ir toliau eiti ir tos savybės, tos lyderio savybės, man atrodo, yra pačios vienos iš svarbiausių ir man atrodo, kad visas jas turi Ingrida Šimonytė ir tai galima kalbėti apie šio laikmečio. Mes turime 5 metus šio prezidento vadovavimo laikotarpio, bet jeigu galėtume klausti, o kokie yra jo lyderystės darbo rezultatai, kas yra pagrindinis laimėjimas, kur yra tas apibrėžtas, tai dažniausiai mes gausime galbūt geru atveju daugiau lozungų apie tektoninius lūžius, bet nieko apčiuopiamo, apart išklijuotų Daukanto aikštėje geltonų juostelių. Tai yra svarbus žingsnis, bet suprantame, kad tai nėra tikroji prezidentinė pareiga ir atsakomybė, kuriai reikia turėti tokius instrumentus, kuriuos turim.